Toliau važiuojame su Finansų ministerijos podcastais Lietuvos Davoso konferencijoje ir dabar šnekamės su finansų viceministrė Vaida Česnulevičiūtė-Kevičienė ir kalbamės apie tokį dalyką, kuris labai dažnai skamba antraštėse, labai madingas žodis, tačiau ko gero ne visi iki galo esame išsiaiškinę ir tas žodis yra fintechas. Taigi, kuo fintechas skiriasi nuo biotecho, nuo dar kokio nors techo ir panašių dalykų? Tai iš vienos pusės galima sakyti, kad visi techai turi tam tikrą bendrą dalyką, tai visi techai yra tam tikri pažangus verslai, kurie inovuoja, verslai, kurie savo srityje nori įnešti tam tikrą pokytį, revoliuciją, tektoninį lūžį. Tai kai kalbam apie fintech, tai yra tam tikras pokytis, revoliucija, transformacija finansų sektoriuje. Ir turbūt nuo ko pradėjo finansų technologijų sritis, jie, žinoma, norėjo išspręsti tas problemas, trūkumus, kurie, sakykime, trukdė vartotojui, buvo nepatogus ir panašiai, tai padaryti paslaugas prieinamesnės, pigesnės ir greitesnės. Ir tam tikrais atvejais, netgi iš visos tos grandinės, pavyzdžiui, finansavimo gavimo, išimti kuo daugiau tų tarpininkavimo veiksmų, nes su kiekvienu tarpininku kaina auga, tai tokiu būdu dar ir mažinti kaštus. Tai finansinių technologijų įmonių turime labai įvairių. Ir dabar jau šiandien dienai galime kalbėti ne tik apie tik finansus, bet apie technologijas apskritai. Apie technologinės įmonės, kurios padeda finansų įmonėm keistis ir pasiūlyti patogesnės, paprastesnės, pigesnės paslaugas vartotojams ar tos paslaugas, kurios labiau atitinka jų poreikius. O dar vienas iš jų aspektas, aišku, yra nuimti tas nereikalingas operacinės sąnaudas, kurios būdavo susijęs bankuose, kad reikėtų skyrių daug turėti, bankomatai tai yra griniesiems ir panašus dalykai. Tačiau kartais būna, bent jau imant paralelę, kad atrodo būna nubėgta per daug toli į priekį ir per greitai. Pavyzdžiui, savitarnos kasos supermarketuose dabar Amerikoje prasidėjo nauja mada, kad grąžinti kasininkus ir naikinti savitarnos kasas ir ne dėl to, kad žmonės ten sukčiautų labai dar kas, tiesiog žmonės yra pasiligę bendravimo. Tai ar negali tai būti, kad mes labai sparčiai bėgdami su fintechais tam tikrų metų staiga pradėsime ilgėtis bendravimo su savo finansų vadybininku banke ir vėl grįžime prie fizinių bankų? Tai turbūt svarbiausia yra čia tas klausimas, kokių mes gal paslaugų norim, nes kai kuriuose aspektuose net nebuvo, sakykime, tiek po to žmogaus, sakykime, mokėjimai, kaip mes pratę daryti. Iki tol, sakykime, ar grynieji pinigai, netgi tos pačios kortelės, ten reikėdavo, sakykime, dėti į tą aparatą, vesti pin kodą ir panašiai. Čekiai egzistavo, dar yra kažkur. Taip, dar gal net žmonės ranka turėdavo čekius rašyti. Dabar jau tikrai įprastas vaizdas mokėti laikrodžiu, mokėti telefonu, priliečiant ir tai žmogaus, sakykime, tam procese, kiek buvo, tiek ir liko, bet paslaugos pasidaro greitesnės. Ir tam tikrais atvejais tas greitis tikrai rūpi. Verslam rūpi, kad jie galėtų, sakykime, greičiau žinoti, ar jie gaus finansavimą ar ne. Verslam, gyventojams taip pat rūpi, kad jie galėtų daryti pavedimus labai greitai, sakykime, jeigu kažką perkam ar pervedam lėšas savo už kažkokį pirkinį ar net, sakykime, savo šeimos nariam, tai turbūt net nekyla klausimas, ar tai turėtų įkristi momentiškai, ar mes turėtume įti į padalinį, laukti kelias dienas, mokėti kažkokį mokestį. Dar būna tas kitas atvejis. Aš į buhalteriją perdaviau, taigi netrukus turėtų įkristi ir įkrenta per savaitę. Bet čia ko gero nesusijęs su techais. Bet ko gero yra tų dalykų, kurie skiria klasikinės finansų įstaigas nuo fintechų, bet yra dalykų, kurie yra bendri, tai reguliavimas. Nes nepaisant to, kad viskas vyksta labai greitai, su mažai tarpininkų, daug patogiau tavo telefono ekrane, bet tik tai yra pinigai, kuriuos tau nelabai norisi, kad jie dingtų. Taip. Tai, ko gero, fintechų reguliavimas nėra mažiau svarbus negu klasiniams, gal netgi dar labiau svarbesnis, nes mes einame į operacijas, kurios vyksta kitose erdvėse. Taip, kibernetinėje erdvėje. Tai iš esmės reguliavimas, ar tai yra tas tradicinis finansų sektoriaus dalyvis, ar tai yra fintechas, reguliavimas yra toks pat griežtas ir principingas dėl to, kad, kaip sakėte, tai yra susiję su žmonių pinigais, su verslo pinigais ir jie turi būti saugus ir čia jokių kompromisų nėra.
kai vis daugiau veiklos keliasi į skaitmeninę erdvę, žinoma, atsiranda kitos rizikos. Taip. Kibernetinio saugumo rizika. Ir čia vėlgi tas standartas yra lygiai toksai pat aukštas, nes dar žiūrint ir į mūsų geografiją, nesam tokioje situacijoje, kad galėtume, sakykime, galvoti apie rizikas kaip į kažkokį tolimą dalyką ir matom, kad ir tą mūsų kibernetinį atsparumą nuolat testuoja agresyvus kaimynai. Tai dėl to tas standartas turi būti netgi aukštesnis, bet čia atsiranda mūsų rinkos ir privalumas. Nes kaip mes kalbėjom, fintechas yra ir finansų dalis, ir technologinė dalis. Ir tikrai matome, kad pas mus auga tokios įmonės, kurios teikia paslaugas globaliai, padeda suvaldyti finansų sektoriui kibernetinio saugumo rizikas, pinigų plovimo rizikas, sankcijų vengimo rizikas, jos būtent specializuojasi tose srityse ir eksportuoja tas paslaugas į kitas šalis. Jos tiesiogiai finansinių paslaugų neteikia, bet įgalina finansų sektorių užtikrinti, kad jie reikalavimus atitiktų ir geriau savo rizikas valdytų. Tai yra grėsmė, bet iš tiesų turim įmonių, kurios tame išvelgia ir galimybę. Nu, tai čia kaip tas kartais neteisingai pavartojama analogija su kinų hieroglifu, kuris reiškia krizę, kad joje yra galimybė, tai yra grėsmė ir yra galimybė, nors ten iš tikrųjų ne visai taip, bet. Bet pasakėte, kad fintechai yra dvi dalis. Tai yra vienas tai yra finansai, kitas tai yra technologiniai sprendimai. Bet yra, kodėl dar taip yra technologinis sprendimas, tačiau yra vadinamoji verslo logika. Tai, kad yra fintechas, tai visiškai neapsaugo, man atrodo, tai, kad jį sukūręs žmogus įmonė organizacija gali tiesiog bankrutuoti. Dėl to, kad produktas nebuvo nereikalingas, produktas nebuvo aktualus, produktas dar, žodžiu, tai nėra vien magija, kad paskui tech ir tai jau tai, nes ir pavyzdžių pasaulyje pilna kiek bankrutuoja tų techų. Žinoma, tie patys startupai, 9 iš 10, ko gero, nieko. Nei vienas verslas nėra nuo to apsaugotas, startupų savaime turbūt ir idėja yra arba jie pasiekia didžiulį proveržį ir smarkiai stipriai išauga, arba jie turi pasitraukti iš rinkos, tai ta rizika yra natūrali. Bet vėlgi, kai mes kalbam apie finansų sektorių ir klientų lėšas, nesvarbu, ar tai yra tradicinis bankas, ar tai yra fintechinis bankas, kuriuo mes bendraujam tik tai telefonu ir jisai tų fizinių padalinių neturi, bet klientų lėšos yra saugomos lygiai tokiu pačiu standartu ir visiems bankam galioja indėlių ir draudimas, nesvarbu, ar jie yra fintechiniai bankai, ar jie yra, sakykime, tradiciniai bankai su padaliniais, neobankai. Kalbant apie, sakykime, kitas įstaigas, mokėjimo įstaigas, elektroninių pinigų įstaigas, jie turi labai griežtus standartus, kaip jie turi savo lėšas saugoti ir kaip jie turi saugoti klientų lėšas. Ir vėlgi tą reikalavimą, kad jie turi saugoti klientų lėšas, jas laikyti atskirai, negali su juo elgtis, kaip, sakykime, su savom lėšom. Turime turėti minty, kad elektroninės pinigų įstaigos, mokėjimų įstaigos, jos neperskolina, jos tų lėšų į rinką neteikia paskolų, jos atlieka visiškai kitokį verslą, būtent tik mokėjimus. Tai vėlgi tos klientų lėšos yra apsaugotos ir tą taip pat prižiūri Lietuvos bankas, kuris yra tikrai principingas prižiūrėtojas ir reguliuotojas tam, kad saugotume tas lėšas. Ir mūsų finansų sektorius jis veikia ne tik Lietuvos rinkoje. Dėl to tas priežiūra yra svarbi apskritai net ES mastu. Mes kaip Lietuva save pozicionuojame kaip vartus į Europą. Tai turime tas įmonės, kurios įsisteigia čia, bet teikia paslaugas labai plačiai. Tai šiandien dienai iš Lietuvos yra aptarnaujami 29 milijonai klientų. Tai tikrai, kai kalbame apie tokius skaičius, tai nėra tik tai Lietuvos rinka ir jau tą saugumą, kurį užtikrina Lietuvos bankas, užtikrina visiems tiem 29 milijonam. Gerai, 29 milijonai skamba jo įspūdingai, bet dabar pabandome taip įsivaizduoti, keletą pavadinimų numeto: San Franciskas, Londonas, Bangaloras. Vilnius šalia jų kokioj maždaug būtų pozicijoje kaip fintecho centras? Mes Europos Sąjungoje esam pagrindinis hubas. Mes turime daugiausia... Čia dėl to, kad Londonas kad UK išstojo iš Europos Sąjungos. Jeigu būtų iš tiesų ta situacija bendrai politinė prasme tikrai yra niekam nenaudinga, bet mūsų finansų sektorius dėl to, galima sakyti, ir išlošia. Nes tos įmonės, kurios turėjo licenzijas Jungtinėje karalystėje, kurios buvo įsisteigusios Londone, jos turėjo gauti būtinai licenciją ir Europos Sąjungoje ir tikrai nemaža dalis tų įmonių pasirinko Lietuvą, pasirinko Vilnių kaip tavo... Ko mes galime paaiškinti tai? Ko mes galime paaiškinti, nes vis tiek, kai kalbame apie Baltijos šalis, nuo seno, nuo to, kai buvo
nepatentuotas, tačiau pradėtas naudoti terminas e-Estonia, tai tiesiog, kad elektroninė šalis. Ir tarsi mes prisiminame, tai ir Skype'o istorija, tai ir tas pats Boltas, dar kas nors, aš tik fintech'o srityje Lietuva yra akivaizdus lyderis. Kuo tai galėtumėm paaiškinti? Tai turbūt visų pirma... Reguliacinė aplinka, žmonių talentas, tiesiog susiklošiusi aplinkybė visuma? Turbūt visi šie ingredientai turi rolę ir turbūt svarbiausia yra toks sukoncentruotas dėmesys, nes Lietuvoje mes sąmoningai apsisprendėme, kad tai yra vienas iš tų prioritetinių sektorių. Fintech sektorius yra aiškiai rašytas ir vyriausybės programoje. Jeigu mes kalbėsim apie institucinį paveikslą Lietuvoje, kiekviena institucija, kuri susiliečia kažkiek su fintech, mes galime aiškiai vardinti, kas ten turi atsakomybę už fintech. Turime infrastruktūrą, kuri yra reikalinga finansų sektoriui, turime specialias programas, tas vadinamas newcomer programas, kai mes padedame įmonėms suprasti, ar jos gali veikti Lietuvoje. Turim greitus procesus ir mūsų ir tos e-paslaugos, e-valstybės paslaugos taip pat yra gana aukštame lygyje ir atspindi tuos poreikius, kurios turi tie technologiniai verslai, kurie veikia skaitmeninėje erdvėje. Ir visi šitie komponentai ir lemia mūsų sėkmę ir tikrai dažnai kalbam, ar yra kažkoksai vienas ten sidabrinio kulto. Jo, nes visi ieško dažniausiai daug magiškos piliulės. Mes turim praeitais metais pasitvirtinę strategiją ateinantiem 5 metam ir ten, kad įgyvendintume tą strategiją, esame nusimatę apie 50 veiksmų, kurios turi atlikti beveik 30 skirtingų institucijų ir privataus sektoriaus subjektų. Tai išsirinkti vieno elemento tikrai tai jis nepadėtų, bet ta visuma, ekosistema, tas bendradarbiavimas, tos nuolatinis ryšio palaikymas ir pulso jautimas su rinka yra labai svarbus, nes mes kalbam apie inovacijas, kalbam apie pokytį, finansų sektorius yra labai reguliuojamas sektorius, dėl to tas nuolatinis kontaktas ir reguliavimas, kad jisai leidžia, įgalina tą pokytį, atspindi verslo poreikius, tuo pačiu balansuodamas saugumą. Čia yra nuolatinis procesas ir tas darbo tarp rinkos ir viešo sektoriaus rezultatas. Gerai, tada kitaip pabandysiu paskutinį klausimą, nes ko gero, ne tik mes esame protingi pasaulyje, ne tik mes suvokiame, kad magiškos piliulės nėra, yra visa vaistų spintelė, kuri kartu duoda bendrą efektą. Tai kokios šalis ir kokie miestai kvėpuoja mums šiuo metu į nugarą ir bando mus pasivyti, su kuo mes labiausiai konkuruojame šioje srityje? Tai iš tiesų ta konkurencija tikrai yra sustiprėjusi ir net tos šalis, kurios anksčiau apskritai neturėjo šios temos, dabar irgi pradėjo save pozicionuoti kaip fintech centrą dėl to, kad tai yra populiaru, matoma, kad ir yra nauda vartotojams ir tai yra aukštos pridėtinės vertės sektorius, ekonominis sektorius, kuris vis dar auga globaliai. Tai žinoma, ta konkurencija toks yra nuolatinis procesas, bet mes turime pranašumą dėl to, kad mes startavome jau anksčiau, jau mes turime įdirbį, jau mes turime tą ekosistemą, tai reiškia, turime skirtingo spektro įmonės veikiančias toje srityje, turime ir finansų sektorių kompetencijų, turim ir IT įmonių, kurios jau įgalina tą finansų sektorių veikti, turime kvalifikuotus darbuotojus, jeigu šiaip pasižiūrėsim net ir europinių mastų, Lietuvoje 23% daugmaž studentų renkasi tas ICT kompetencijas, tas skaitmeninės kompetencijas. Tai yra labai didelis skaičius ir kadangi dažniausiai... Ir vis tiek dar žmonės sako, kad vis dar per mažas. Vis dar taip. Darbdaviai sako, kad vis dar trūksta. Taip. Vis dar trūksta, iš tikrųjų matom, kad tikrai ir fintech įmonė sako, kad jos dar susiduria su talentų trūkumu, bet mūsų tikslas ir gairėse yra, kad tas skaičius mažėtų, nes visų inovacijų variklis yra žmonės, yra talentai, tai turėdami žmonių, kurie apskritai yra jau sukaupę ir finansų sektorių kompetencijas, ir skaitmeniniam sektoriui kompetencijas, galim jungti ir turėti gerą rezultatą. Vilnius dabar pastaruoju metu, kodėl lyderiauja ne tik tai pagal fintech'o srityje, bet jeigu labai surantam, kriptovaliutų keityklų skaičius. Tai yra vėlgi, tai yra fintech'as, tai nėra fintech'as, tai yra visai kitas sritis, visos kripto blockchaino technologijos paremti dalykai, ar tai yra vis dėlto labai panašus dalykas, kuris irgi patenka į fintech'o reguliavimo sritį. Ar tai atskiro reguliavimo reikalaujantis sritis, kaip įrodė visa SBF bankroto istorija, Binance'as ir visi kiti dalykai. Tai iki šiol tai nebuvo tapatu.
Tai nebuvo finansai, kripto įmonėm negaliojo tie standartai, kurie galiojo tradiciniam finansų sektoriui, tačiau dabar jau ir su europiniu reguliavimu, taip vadinama MiCA reglamentu, tas skirtumas praktiškai išnyks. Ir taip pat ir kripto keityklom, kitom įmonėm veikiančiom tame sektoriuje bus pradėti taikyti aukšti standartai ir jie turės gauti licenciją. Iki šiol šitas sektorius neturėdavo gauti licenzijos, neturėdavo gauti... Nes jis save pozicionavo kaip taip. visiškai kažką kitko. Taip. Kad mes ne šios planetos esame. Bet iš esmės, tai kaip pasižiūrėjo reguliavimas. Jeigu teiki tokias paslaugas, jeigu atrodo, kad veiki kaip finansų sektorius, tai ir tada turi atitikti visus tos standartus, kas siejasi tiek su rizikos valdymu, tiek su klientų lėšų apsauga ir panašiai. Nepriekaištingos reputacijos žmonėmis valdymai ir taip toliau ir taip toliau. Taip. Tai šiuo metu esame išleidę įderinimo įstatymo projektą, kuris būtent ir įgyvendintų tas nuostatas ir jeigu jisai bus priimtas, tai kitų metų birželio 1 dieną Lietuvoje galės veikti tik tai tos įmonės, kurios bus praėjusios Lietuvos banko filtrą, atitiks visus aukščiausius standartus taikomus finansų sektoriui ir tik tai tos įmonės galės veikti Lietuvoje. Tai žinoma, iš tų įmonių, kurios šiuo metu yra įsisteigusios veikia Lietuvoje, tas skaičius mažės. Žiūrėjau, ten vienai Kalvarijų gatvės adresu gal 30 keityklų pristigta. Tai turim suprasti, kad mūsų žmonės yra gabūs, kaip sakiau, išmano tiek finansus, tiek technologijas ir iš tiesų tikrai nemaža dalis tų įmonių vadinamos yra... Įmonės padėtos į lentyną, tos stealth įmonės, kurios yra tuščios, galbūt laukia pirkėjo pardavimo, tai žinoma, tokios įmonės, kurios realiai veiklos nevykdo, žmonių neturi, tai jos apskritai tada negalės ir atitikti to standarto. Vienas kartais iš priežasčių, kuri nurodoma kaip socialinių įtampų šaltinis, yra tai, kad žmogus, kuris yra užaugęs klastinės ekonomikos sąlygomis ir klastinių finansų mokytas, jam skauda žiūrint į 20-metį akiniuotą dyką, kuris taiga kažką įkūrė, varto milijardus ir jis nesupranta, o kur ta apčiuopiama nauda iš šito. Tada, konvertuodamas, pakeisdamas šitą klausimą, tai ką paprastas žmogus, Lietuvos periferijoje, klausydamas šito pokalbio, turėtų pajaus, o kokia man nauda iš fintecho Lietuvoje? Manau, kad galima į šitą klausimą žiūrėti per kelis aspektus. Taip. Vienas aspektas yra paslaugos, kurios gauna būtent vartotojas Lietuvoje. Tai fintechas prasidėjo nuo to, kad Lietuvos finansų sektorius buvo gana koncentruotas, nebuvo linkęs pritaikyti net jau tų egzistuojančių technologijų, kurios egzistavo. Mūsų smulkus vidutinis verslas iki šiol susiduria su prieimo prie finansavimo sunkumais ir fintech sektorius turėjo šitą dalyką išjudinti. Ir dabar dažnai mes net, pavyzdžiui, tiesiog atsiskaitydami elektroninėje erdvėje už savo pirkinius, mes net jeigu turime, sakykime, tradicinio banko sąskaitą, nepagalvojam, kad visą tą procesą iš tiesų įgalina fintechai. Nes turime tikrai nemažai įmonių, kurios veikia tam verslo segmente ir jos teikia paslaugas verslo, jos įgalina daugiau e-komercijos. Tai netgi, sakykime, žmogus regione, jeigu jisai perka paslaugas ir prekes internetu, tikrai labai dažnai net pats nežinodamas, jisai naudojasi tom elektroniniam paslaugom. Kitas aspektas, kai Lietuvoje pradėjo veikti fintech įmonės, tuomet ir tradiciniai bankai pradėjo greičiau taikyti naujoves. Tai vėlgi tie tokie bekontakčiai mokėjimai, galima sakyti, kad yra pasiekmė to, kad fintech įmonės tą pradėjo daryti ir bankai tą perėmė. Vėlgi atsirado ir daugiau paslaugų, kurie žmonės gali gauti, naudotis, sutelktinis finansavimas, tai vėlgi yra fintechas, bet jis yra dažnai žmonėm įprastesnis, daugiau galimybių netgi investuoti savo lėšas. Tai kalbant apie grinai vartotoją, jo patogumą, paprastumą. Kainos, sakykime, net už tam tikras paslaugas dabar galime mokėti mažiau dėl to, kad tos konkurencijos padaugėjo. Jeigu kalbam apie smulkų ir vidutinį verslą, tai net ir dabar tikrai matom, kad jie tikrai galėtų labiau išnaudoti tą potencialą ir eiti į tuos vadinamosius ne tiek tradicinius skolintus, bet ir netradicinius ir gauti finansų savo veiklos plėtrai. Iš kitos pusės finansų technologijos yra aukštos pridėtinės vertės sektorius, jisai generuoja naudą. Mokesčiai, visa kita, ką mes gauname per viešasias paslaugas, jau po to grįžtančius dalykus. Bet esmė, kodėl vis tiek tokia būtų, kad fintechas, kaip ir klastiniai finansai, tai yra tiesiog
greitesnis ir patogesnis būdas suvesti tuos žmonės, kurie turi atliekamų pinigų ir norėtų juos investuoti, ir tuos žmonės, kuriems reikia pinigų, nes jie nori kažką iš jų daryti. Ir dar sakyčiau teisingai, ir dar įgalina visą e-komercijos erdvę, kuri taip pat yra augantis sektorius ir užtikrina patogesnės paslaugas žmonėms. Nu jo, Londono gal nepasivysime, bet jeigu buvimas Europos pagrindinių finansų hubų, fintecho hubų irgi yra neblogai. Kalbėjome su finansų viceministrė Vaida Česnuličiūtė Bartkevičienė. Ačiū pokalbį apie fintechus ir netrukus mūsų laukia paskutinysis podcastas. Jis prasidės 15:10. Iki.